Sveiki visi, su jumis Povilas iš divai.lt. Neabejoju, kad kiekvienas, kas dabar žiūri šį epizodą ir nors kažkiek domėjotės dividendinio investavimo tema, bent kartą girdėjot apie tokį rodiklį, kuris vadinasi dividendinis payout ratio. Arba dar trumpai jisai vadinamas PR'as. Kas jeigu aš jums pasakysiu, kad tai kaip šį rodiklį stebi ir analizuoja 90% dividendinių investuotojų yra švelniai tariant paviršutiniškas, o dažnai klaidingas požiūris vedantis prie netikslių, o kartais netgi visiškai klaidingų išvadų. Payout ratio tai yra vienas iš svarbesnių rodiklių nagrinėjant bet kokios kompanijos dividendų politiką. Pasidalinsiu su jumis šiame epizode keliomis mintimis, kurios tikiuosi privers jūs susimastyti ir tokiu būdu atneš jums naudos. Važiuojam. Iškart įspėsiu, aš nesiruošiu marinuoti jūs nuobodžiais apibrėžimais, kuriuos mūsų laikais jūs ir patys galite labai greitai prigooglint arba ChatGPT dabar jau. Todėl, jei jūs girdėsit šio epizodo metu kažkokį jums nepažįstamą rodiklio pavadinimą, tai tiesiog drąsiai spauskit pauzę, googlinkit ir tada grįžkit peržiūrėti šį epizodą. Tai, ką aš papasakosiu šiame epizode, jūs nepriguglinsit. Tačiau, kad iškart sustatyti taip taškus ant i, taip labai trumpai ir liaudiškai papasakoju, kas yra tas payout ratio. Tai payout ratio rodiklis, tai yra rodiklis, kuris parodo, kokią dalį savo pelno išreikštą procentais kompanija išmoka akcininkams dividendais. Ir dabar dauguma dividendinio investavimo naujokų, kai kalba užeina apie payout ratio, tiesiog daro štai ką. Jie atidaro bet kurį investuotojams skirtą portalą, tarkim kokį Finviz arba Seeking Alpha. Aš paimsiu mūsų uždarą platformą, kur renkasi dividendiniai investuotojai ir štai aš atidariau. Grinai už pavyzdį paimkim Johnson & Johnsoną ir greitai taip atsukam, matom, dividendai, payout ratio yra kem 9%. Valio, nustatyta, ne? Greita, paprasta, labai paviršutiniška. Kitaip tariant, konkrečiai štai šiuo atveju įmonė uždirbo 100 pinigų, dividendais išmokėjo kem 9 pinigus ir atitinkamai mes turim kem 9%, ne? Labai paprasta aritmetika, ne? Ir toliau kiekvienas pagal savo kažkokį tai susiformavusi supratimą įvertina, ar jiems toks payout ratio tinka ir jeigu tinka, tai valio, juda toliau. Pavyzdžiui, viena iš galimų išvadų padaroma štai tokia. Kem 9% sumokėta dividendais, reiškia kompanijai liko kiti 51% verslo vystymui. Kaip ir neprisikabinsi prie išvados, logikos yra, bet visada yra tas bet, ne? Kaip jau minėjau epizodo pradžioj, toks paviršutiniškas šio rodiklio nagrinėjimas gali privesti jūs prie klaidingų išvadų, kur investuotojas geriausiu atveju gali tiesiog atmest gan geros dividendų politikos kompaniją kaip netinkančią savo. O blogiausiu atveju gali atvirkščiai pasidaryti savo išvadą, kad jam kompanija tinka, nors iš tikrųjų tos kompanijos dividendų politika yra tragiška. Pateiksiu jums ant greičio kelis pavyzdžius. Paimkim, kad ir tokią kompaniją visiškai randominę Alexandria Real Estate Equities, ne? Tikeris ARE. Atsukam mes pasižiūrėti, kur ten apie dividendus pas juos. Štai matoma, ne? Payout ratio yra 53%. Valio, veikia labai panaši logika kaip ir štai čia. Gaunasi, kad 53% kompanija išmokėjo dividendais, reiškia lygia kažkiek ten kem 7, ne? Liko verslo vystymui. Ir tik retas pradės krapštytis giliau ir pamatys, kad visai neseniai šitą kompanija sumažino savo dividendus minus kem 5%. Štai gruodžio pradžioj išleista naujiena, kur kompanija sako, kad kem 5,5% bus sumažinti dividendai ir sekantį dividendinė išmoka bus sausio 15 dieną. Arba paimkim kitą pavyzdį, tarkim 3M kompanija, ne? Pakankamai tokia populiariai daug kam žinoma kompanija. Irgi atsukam greitai pasižiūrėti, matom payout ratio kem 6%. Vėl valio, viskas vėl gražu, ne? Beje, apie 3M kompaniją savo kitame kanale, kur techninę analizę aš rodau ir pasakoju apie kai kurias kompanijas iš techninės analizės pusės, tai štai čia jums atsiras nuoroda, arba jeigu čia neatsiras, paliksiu šio video aprašyme nuorodą į 3M kompanijos tokią techninės analizės apžvalgą, jeigu kažkam tai įdomu. Tai va, kalbant apie 3M, matom, kem 6% yra payout ratio, viskas gražu, bet vat klausimas, o ar dažnas naujokas, ir nebūtinai galbūt naujokas, sakykime, šios kompanijos naujokas prisimins arba žinos arba bandys pasikrapštyti, kad šita kompanija pernai sumažino savo dividendus 40%. Čia tas
kem 6 procentai čia jau dabar su sumažintais, tai taip gražiai atrodo, ne, ir čia netgi matom žaliai taip rodo. Aišku, ten pernai 3M darė taip vadinamą spin-offą, paėmė vieną iš savo padalinių ir sukūrė iš to padalinio visą atskirą kompaniją pavadinimu Solventum ir tokio vat atskirimo eigoje kartu 3M kompanija sumažino ir savo dividendus 40 procentų. Aišku, tie, kas turėjo akcijų ir gavo dar per spin-offą Solventum akcijų, tai nenukentėjo kaip ir, nes aš turiu 3M kompanijos akcijų savo portfelį, tai aš kaip ir nenukentėjau nuo tokio dividendo atskirimo ir sumažinimo. Bet tie, kas neturėjo akcijų ir iššoko jau po to, kai kompanija buvo atskirta, bet prieš tai, kai buvo sumažinti dividendai, tai jiems nebe taip skaniai atrodo. Na, bet tačiau juk galima nesijaudinti, juk payout ratio yra geras, ne, kem 6, o tai jeigu tai paviršutiniškai žiūrėt. Ok, čia aš jums parodžiau kelis tokius blogus pavyzdžius, galim tai pavadinti su sumažintais dividendais, bet paimkim kompanijos, kurios nemažina dividendų. Tarkim, paimkim kompaniją tokią pavadinimu Broadcom. Jos tikeris yra AVGO, pasižiūrim, kas čia daros. Atsukam greitai, irgi matom, gražu, ne, apie 50, kem 9 procentai yra payout ratio. Maža to, dar kompanija šitą pakėlė savo dividendų išmoką, pernai jau, ne, gruodį ex-dividend data buvo 22 diena, ne, 10 procentų buvo pakelti dividendai, kas yra visai neblogai. Ir kaip ir viskas gražu ir idealu, ne, bet atidarom pasižiūrėti tendencijas. Štai matot, aš įjungiau dividendų payout ratio kreivę ir va štai matom, štai 25 metai, kem 9,5 mes tą jau žiūrėjom, 22 metais buvo šiam 1, 23 PM 5, PM 6 procentai payout ratio, o vat pernai arba jau prieš 2 metus, ne, kadangi jau naujai ką tik atsitiko, tai 2024 metais buvo 170 procentų payout ratio. Tai kaip čia taip gaunas, nesuprantu. 100 pinigų kompanija uždirbo, o dividendiniams investuotojams išmokėjo 170 pinigų, tai iš kur jie dar 70 paėmė, lieka klaustukas. Žmogus, kuris taip paviršutiniškai vadovaujasi payout ratio, tai jisai o tarkim 24 metais pamatys tokį, arba 25 metų pradžioj, pamatys tokį tragišką payout ratio 170 procentų ir sakys, baikit jūs, nenoriu aš nieko bendro su šią kompaniją turėti, kažkas čia tokio baisaus čia vyksta pas juos ir tiesiog apeis tokią kompaniją ir net nežiūrės ją. Teisingai? Bet jeigu jūs pasižiūrėsit dar daugiau istorijos, tai jūs pamatysit, kad ir 22 metais, ir 23 metais Broadcomas kėlė savo dividendus dviženklėmis sumomis, tai yra dviženkliniais procentais, jeigu galim taip išreikšti. Tai vat matot, aš atidariau čia naujieną, buvo paskelbta, aš tai matot gruodį 24 metų, kažkas 11 procentų dividendų pakelimas 23 metais. Tai yra paskelbta 23 metais. Ne? Jeigu jūs pasižiūrėsite 22 metus, tai ten irgi kažkas buvo apie 12 procentų. Tai kaip čia taip gaunas? Kėlė, čia dabar payout ratio tragiškas, bet vis tiek kėlė ir toliau kėlė. Ne? Vat vien tik tai štai toks momentas jau priverčia susimastyti, kad taip paviršutiniškai negalima žiūrėti vien tik tai payout ratio ir kažkaip tai sutikti arba nurašyti, kad ta kompanija gera arba bloga. Bet aš dar pabandysiu paaštrinti. Paimkim kitą pavyzdį, visiems žinoma kompanija Realty Income. Vėl atidarom, vėl atsukam pasižiūrėti payout ratio, kaip mes dividendiniai investuotojai naujokai mėgsta mane ir matom 300 procentų. Tai kompanija uždirbo 100 pinigų, o dividendiniams investuotojams atidavė 300, tai kaip čia taip gaunas, dvigubai daugiau atidavė negu uždirbo. Kiek čia dvigubai? Trigubai daugiau atidavė negu uždirbo. Ok, bet galbūt čia jau mes išmokom, galbūt čia kaip su Broadcomu, tik vieni metai tokie, pasižiūrim tendencijas. Atidarom vis tą patį puslapį, pasižiūrėt, kokios yra payout ratio tendencijos. Ir žiūrim, matom, 24 metais 320 procentų payout ratio buvo, 23 atsiprašau, 240, 209 22, 330 procentų 2021 ir kadangi aš šios kompanijos akcijų portfelį turiu, aš jums daugiau pasakysiu, 17-16 metais pas juos panaši situacija. Tai yra jie vidutiniškai, jų payout ratio yra kažkas tarp 2 ir 300 per metus. Tai kaip čia taip gaunas? Kompanija 10 ir daugiau metų uždirba po 100 pinigų, o atiduoda dividendiniams investuotojams po 2, po 300, tai klausimas, jeigu 10 metų iš eilės tas vyksta, tai iš ko jie gyvena ir iš kur jie iš vis paima pinigus, jeigu jie dvigubai daugiau sumoka dividendiniams investuotojams. Maža to, jie dar ir didina pastoviai. Vat matot, 19 metais $2,72 už akciją, 2,80 už akciją, 2,85, 2,97, jie dar ir kelia pastoviai 3,06,
3,13 ir va, štai 25 metais aš žinau, kad irgi pakėlė kažkas apie 3 procentai. Tai jie turėjo jau bankrutuoti senai, o jie dar ir kelia tos dividendus. Tai kaip čia taip gaunas ir kame čia reikalas? O reikalas štai kame. Payout ratio, kurį mes su jumis va štai matom Finvize, aš tyčia atidariau, mato 320 procentų Seeking Alphoje arba kituose puslapiuose, ne? Tai yra payout ratio, kuris yra paremtas net income rodikliu. Kas su buhalterija nors truputėlį yra susipažinę, žinos, kad net income tai yra taip vadinamas buhalterinis dydis. Lietuviškai jisai verčiasi grinasis pelnas. Kitaip tariant, pelnas atėmus veiklos sąnaudas, palūkanas, mokesčius, vienkartinės išlaidas. Kai aš pavadinau net income buhalteriniu dydžiu, aš turėjau omeny būtent tą faktą, kad bet kuris buhalteris arba kompanijos direktorius žino, kad išlaidų galima pripaišyti kabutėse, kai to labai reikia. Arba galima tų išlaidų kiek sumažinti, jeigu labai reikia. Pavyzdžiui, jeigu generalinis direktorius nori gauti kokį nors bonusą arba parodyti shareholderiams, kad jo kompanija yra graži ir pūkuota ir viskas gražiai auga, net inkomas auga, net tai yra grinasis pelnas auga, jis gali pažaisti su skaičiukais ir tam tikras išlaidas palikti sekančiam užpirkimo sezonui galbūt, o galbūt kažkokiu tai naujų užsipirkimų, galbūt kažkokiu tai naujų išlaidų prigalvot, kurias nebūtina dabar sumokėti, galbūt sumokėti dabar iškart, kad tiesiog mažesnį netinkom parodyti. Žodžiu, tai yra buhalterinis dydis, bet kuris buhalteris mane supras, su kuriuo galima žaisti, taip kabutėse. Priklausomai nuo to, kokie tikslai yra siekiami. Tik dabar supraskite mane teisingai, aš nesakau, kad šis rodiklis yra blogas, tai yra payout ratio remiantis net income ir kad jo naudotis negalima. Su tais, kas užsirašo į DIVAI mokymus, mes gan išsamei ir giliai išmokstam naudoti šiuo rodikliu. Bet tuo pačiu visi, kas pabaigė DIVAI mokymus, žino, kad kartu su payout ratio remiantis net income reikia naudoti dar 2 payout ratio rodiklius. Ir aš dabar jums tuoj pateiksiu tokią mini iliustraciją, kuri tikiuosi padės suprast, ką aš noriu jums papasakoti. Mes žinom, kad vanduo gali būti 3 formų, tai yra vanduo, kaip mes jį įpratom matyti, vanduo ledo būsenoje, tokioj kietoj būsenoj ir vanduo garo pavydalo, ne garo būsenoj. Panašią iliustraciją galime pritaikyti ir mūsų payout ratio rodikliui. Tai yra, štai čia mes parašytumėm PRs, štai čia būtų payout ratio remiantis net income, tada dar vienas būtų payout ratio remiantis cash from operations, toksai yra, ir payout ratio remiantis free cash flow. Aišku, yra dar ir kitokių payout ratio, bet mes su jumis žinom, kad štai puslapiuose pastovi va štai šis yra rodomas, o iš tikrųjų reikėtų naudoti visus 3 kartu ir analizuoti visus 3 kartu ir tada daryti savo kažkokią tai vieną išvadą. Aš nepasakosiu čia kiekvieno iš šitų rodiklių formulių ir neaiškinsiu juo atskirai kiekvieno, jūs tą galite labai paprastai ir lengvai priguglinti arba ChatGPT patys, bet noriu pakviesti susimastyti ir noriu akcentuoti, kad vieno atskiro payout ratio visiškai nepakanka, kad įvertinti, kokia yra kompanijos dividendų politika ir ar ta dividendų politika tinka jums ar ne. Payout ratio rodiklį būtina nagrinėti kompleksiškai, būtina stebėti kiekvieno iš įvardintų rodiklių tendencijas ir aiškintis, kodėl atsirado tam tikri neįprasti iššokantis iš tendencijų skaičiai, kaip mes su Broadcom, pavyzdžiui, su jumis matėm. Ir gavus išvadas apie payout ratio, apie kiekvieną iš jų, žiūrėti, kaip tos išvados dera su kitais kompanijos fundamentaliais rodikliais. Ir būtent tuo mes ir užsiimam dividendinis investavimas nuo A iki Z mokymuose. DIVAI kurso dalyviai padaro namų darbus, kurie leidžia suprasti ne tik teoriją, bet ir praktikoje, nagrinėjant skirtingas kompanijas, suprasti, ką parodo šitie rodikliai ir kokias išvadas galime pasidaryti kiekvienos atskiros kompanijos dividendų politikos atžvilgiu. Tam, kad jūs sėkmingai investuotumėt, o investavus ramiai miegotumėt, o ramiai miegant atsikėlus ir prisiminus savo dividendinį portfelį likusią dieną praleistumėte su gera nuotaika prisimindami savo dividendinį portfelį. Jums reikalingas dividendinio investavimo veiksmų algoritmas. Veiksmų algoritmas, kuris jums leidžia aiškiai suprast pirmą, kokių kompanijų ieškot. Ne paviršutiniškai, bet aiškiai suprast rodiklius, kuriuos norit pritaikyti savo paieškai, savo konkrečioje situacijoje. Iš 1000 kompanijų atfiltruoti tai, ko būtent jums reikia. Ir galiausiai prieiti prie konkretaus veiksmo. Nes kokia prasme iš to didelio žinių kiekio, jei tos žinios nėra taikomos ir žmogus taip ir nepasiryžta priimti sprendimo.
Tad jeigu esate visiškas naujokas ir žiūrėdami šį epizodą vis galvojat, apie kokį čia veiksmų algoritmą tas Povilas vis šneka ir kaip man savo tokį sukurti, jei aš esu visiškas naujokas, kaip nepasiklysti informacijos vandenynuose, nes šiais laikais informacijos tiesiog begalė, jums galiu pasiūlyti du kelius. Pirmas kelias tai yra nemokamas, bet reikalaujantis daugiau laiko kelias. Štai čia kažkur tai kampe atsiras nuoroda į video epizodą, kuriame aš pateikiau 3 žingsnius, step by step, nuo ko pradėti, ką daryti ir kaip judėti visiškam naujokui, jeigu toks esate. Jeigu atliksit visus žingsnius ir judėsit tikslingai, kaip tame epizode papasakojau, tai garantuoju jums, kad jau po metų pusantrų, galbūt po gal 2,5 metų prisiminsit šį mano video epizodą su šypsene, nes labai gerai žinosit tai, ką aš dabar pasakoju. Šis kelias skirtas labiau žmonėms, kurie turi daug laisvo laiko ir yra pasiruošę savarankiškai skirti kelis metus, vartant ir filtruojant terabaitus skirtingos informacijos. Antras kelias - tiems, kas nori smarkiai sutaupyti savo laiką ir pasinaudoti kitų žmonių sukaupta patirtim ir žiniomis. Jūs aš kviečiu prisijungti prie dividendinio investavimo mokymų. Tai yra maždaug 2,5 mėnesių trukmės kursas, kurio tikslas, jei trumpai, tai pirma sukurti jūsų nuosavą dividendinio investavimo veiksmų algoritmą ir antra, visiems laikams atsikratyti informacinės košės galvoje jausmo. Čia kai jautiesi tarsi ežiukas rūke, supranti, kad žinai labai daug, o ką su tą informaciją daryti ir kaip prieiti prie konkretaus veiksmo, kaip ir neaišku, ne? Vat, kam įdomu, sekanti grupė prasidės vasario pabaigoje, kaip matote ekrane, bet registruotis galima jau dabar, kadangi jūsų dar laukia paruošimo užduotis. Jeigu jūs žiūrite šį epizodą jau po vasario mėnesio, tai kviečiu tiesiog perėti į divai.lt puslapį ir patikrinti, kada planuojamas sekantis kursas. Tam tiesiog nueinam į divai puslapį ir va štai spaudžiam mygtuką registruotis. Čia telefoną pildyti nėra būtina, vardą, elektroninį laišką ir tada mūsų sistema atsiųs jums pilną tokį informacinį paketą, kokie šiuo metu narystės planai galioja, kokios yra kainos ir visą tokią panašią informaciją gausit. Taigi, tikiuosi, kad šis video epizodas buvo naudingas. Tai yra naudingas ta prasme, kad sukėlė jums tam tikrų minčių, susimastyti apie payout ratio, kad nežiūrėti jį paviršutiniškai. Tikiuosi, kad man pavyko sukelt minčių, sukelt jums klausimų. Pabaigai, jeigu jūs esat visiškas naujokas, tai kviečiu pereiti į mano YouTube kanalo vidų ir pavartyti kitus video epizodus, nes aš stengiuosi gaminti edukacinius epizodus apie dividendinį investavimą, epizodus, kurie padės jums tapti geresniais investuotojais. Na, o jeigu mano teikiamas turinys jums prie širdies, tai kviečiu dėti like YouTube'ui, tai labai patinka, bei prenumeruoti, kad nepraleisite epizodų, kuriuos planuoju paviešinti ateityje. Dėkoju jums už dėmesį, sėkmės investavime ir iki sekančio karto.